Labas rytas, mėly susirinkusieji. Pradėsime spaudos konferenciją, o po to ir tęsime darbinius dalykus. Ja pavadinome gal ilgų pavadinimo Lietuvos bylininkų inteligentijos teisės profesionalų bendradarbiavimo su pasaulio teisinė aplinka galimybės, prikeliant Lietuvos teisėsaugą tarnauti ne savo, o žmonėms. Aš manau, kad visi, kurie susirinkime čia, turim ne tik asmeninės patirties, bet ir žinom, dėl ko susirinkom. Ir aš nepradėsiu nuo aukštų frazių, pavyzdžiui, Platono frazė demokratinėje visuomenėje pagrindinė problema yra teisingumas, jo trūkumas, teisingiau, o ne teisingumas, teisingumas būtų labai gerai. Tačiau norėčiau pradėti nuo paprasto mažo komentaro. Paskelbus Ekspertai EU šios konferencijos anonsą, pirmas komentaras buvo maždaug toks: nu ką jie čia dabar tokie vėl susirinks, pasibėdavos ir kas iš to? Aš norėčiau atsakyti ir tam komentatoriui, ir mum patiem, ir savo. Jeigu nieko nedarysime, tai to ir reikia tiem, kurie mano, kad žmonės negali burtis, kad jie gali daryti, ką nori. Todėl šiandien mes jau buvome pernai susirinkę ir įsteigta buvo Lietuvos piliečių iniciatyvinės grupės teisinės sistemos kontroliai. Toks susibūrimas. Ir šiandieną mes esam pasiruošę žengti toliau. Manome, kad būtina yra burtis pagal tematiką visų pirma, konkrečių bylų pobūdį. Jau yra kai kurie koordinatoriai, kurie vadovaus tom grupėm, kurie burs žmonės. Ir koks bus to darbo tikslas? To darbo tikslas bus iš vienos pusės rinkti informaciją, iš kitos pusės telkti žmonės suinteresuotus tų konkrečių bylų klausimais, konkretos pobūdžio bylų klausimais, koordinuoti veiksmus ne tik tai viduje grupės, bet ir su kitomis grupėmis, koordinuoti veiksmus mūsų bendram šitam susitelkimui, kurį pavadinome piliečių iniciatyvinė grupė teisinės sistemos kontroliai. Tai bus ir patarimai žmonėm, ir dalyvavimas, ir bendrų sprendimų ieškojimas. Kokie gali būti bendri sprendimai? Bendri sprendimai gali būti ne tik tai, kaip yra visi pripratę viešos akcijos, bet pradėję dirbti dalykiškai mes rasime ir dalykinius sprendimus. Yra teisiniai instrumentai. Visų pirma, Lina Černeskytė-Helstein atstovauja Tarptautinį prigimtinės teisės tribunolą, kuris jau pradeda veiklą Lietuvoje ir kuris matyt, artimiausiu metu ruošia pirmasias bylas. Noriu pasakyti, kad kokio pobūdžio tai vis tik užsiėmimas. Tai ne užsiėmimas. Tai parodymas ir Lietuvos žmonėm, ir visiems pasauliui, nes šitie procesai vyksta viešai ir interneto būdu galima stebėti, kas ir kaip. Jau net ir ruošiant tą procesą, bus sklaida visame pasaulyje apie tai, kokia yra Lietuvos problema. Pavyzdžiui, pernai Pasaulio banko studijoje įvardintos 3 problemos didžiosios Lietuvos, tai paminėta, kažkodėl Pasaulio bankas išskyrė bankroto bylų procesus, procedūras Lietuvoje, kaip trukdančias Lietuvos pažangai. Yra kiti instrumentai. Ir Jungtinių tautų komitetas, kuriame galime formaliai ir tikėti sprendimo. Europos žmogaus teisių teismas dažniausiai linksniuojamas. Jis tik tai vertina, ar buvo ar nebuvo proceso pažeidimai.
Tačiau bene svarbiausia yra, kaip pasakyti, viltis, nes gyvename viltimi, darome kažką vildamėsi ir tikėdamėsi rezultato. Tai toks darbas apibendrinantis turėtų būti ir konkrečiais siūlymais, aš manau, ir Seimui, kuris atsakingas už įstatymų leidimą. Nes aiškiai matome tie, kurie susidūrė teismuose su problemomis, aiškiai matome ir įstatymų spragas, ir netinkamai susirikiuojančią praktiką. Todėl būtų dar viena darbo kryptis, tai šitų siūlymų ir Seimui rašymas. Pristatyti bus ir kiti instrumentai, privataus kaltinimo institutas, kuris Lietuvoje yra labai ribotas. Žmogus gali kreiptis į teismą dėl baudžiamosios atsakomybės privataus kaltinimo tvarka tik tai keletą veikų, dėl sužalojimo, dėl šmeižto. Todėl šitas ratas plėstinas. Na ir todėl aš norėčiau, perduodama žodį gerbiamai Linai, kuri plačiau pristatys tuos tarptautinius instrumentus, nes vienas iš pagrindinių aspektų, kol mes gyvename kiekvienas savo problemą, kol mes gyvename Lietuva savo problemomis ir pasauliui mes neparodom tų problemų, tol galima spręsti pagal mūsų valdžios gražius pareiškimus apie visokias Lietuvos pažangias, drąsias ir dar Dievas žino kokias, nematant problemų užsimerkiant. Ir viena iš pagrindinių problemų tai yra aiškiai didėjanti socialinė atskirtis. Ir viena iš tų temų, kurią Tarptautinio prigimtinės teisės tribunolo žmonės atkreipė dėmesį, jie pasakė, kad didžiulė yra problema socialinės atskirties mažinimas, nes paaiškėjo, kad per 10 metų, skirstant ES paramą, šitoje vietoje, mandagiai pasakius, rezultatas ko gero nulinis. Žiūrėsime, kurie procesai bus pirmiau paruošti. Tai bus pamoka visiems. Na ir šiandien pristatysime dar ir interneto svetainę, kuri bus kaip darbo instrumentas mums patiems susitelkti, keistis informaciją, koordinuotis ir ne tik tai daryti, bet ir visus supažindinti su tomis problemomis. Jau Kipras Valentinavičius atvyko, mes jį kviečiame irgi čia. Vėliau. Arba galima prisėsti vėliau. Susikaupus. Todėl žodis gerbiamai Linai. Dėkui ir pirmiausia dar nuo savęs ir nuo visų tribunolo žmonių užsienyje, kurie labai norėtų pasveikinti visus čia susirinkusius. Dar sykį labą dieną. Ir labą dieną aš sakau ne tik tai tiem, kurie čia yra, kadangi mus tikrai, patikėkit, intensyviai dabar stebi bastionai lietuvių, kurie yra Londone, kurie yra Norvegijoje, kurie yra Airijoje, todėl kad iš tikrųjų mus mato ir laukia sprendimų daugybė lietuvių, kurie nebežino, ką toliau daryti ir kaip toliau elgtis. Taigi, kadangi yra labai daug naujų žmonių ir vis dėlto tie, kurie klausosi mūsų ne Lietuvoje, noriu pasakyti, kad šita konferencija, šita preskonferencija, iš tikrųjų jinai nėra ir nebus tokia, kaip įprastai preskonferencijos vyksta. Aš noriu iš karto pasiūlyti tokį gražų komunikatą tarp klausančių ir kalbančių, todėl kad mes atėjom ne save parodyti ir nepakalbėti, ką mes čia tokio galėtume dabar stebuklingo visiems pasakyti. Mes atsiradome iš jūsų, tribunolas atsirado iš jūsų, iš mūsų visų. Ir pristatydama tribunolą, aš nekalbėsiu labai sudėtingų dalykų. Pabandysiu pasakyti labai paprastai, aiškiai, o sudėtingus dalykus kalbėsime po šitos preskonferencijos, todėl kad visi pasiskirstysime į taip vadinamas, labai moksliškai vadinamas darbo sekcijas, tačiau iš tikrųjų tai bus tikrų Lietuvos iniciatyvių
karžygių grupelės, kurie atvažiavo, susikrovė savo popierius, susikrovė viską į savo dušę ir atsivežė visą save pasidalinti tuo, kas padaryta, nes čia sėdi žmonės, kurie yra be galo daug padarę. Jie bilinėjasi. Jie po šiai dienai bilinėjasi, nors puikiai supranta, kad vargu ar iš to kas nors bus, tačiau tiki tuo, kad jeigu nesikreipiai, jeigu nepasiprašai, tai tada yra jau galutinis sprendimas, kad tikrai nieko nebebus. Tai vat šita žmonių iniciatyva, šitas begalinis nusiteikimas, žinokite, jisai užveda. Ir užveda ne tik tai jūs, užveda visą pasaulį. Aš noriu pasakyti, kas yra tribunolas. Kadangi įsipareigojau sakyti paprastai, tai ir sakysiu paprastai. Tik tai komunikatą tarp jūsų ir mūsų, kad mes žinotume, kad mes kalbam tą, kas reikalinga ir tą, kas įdomu. Noriu pasakyti, kad per preskonferencijas paprastai neplojama, bet šypsokitės, reaguokit, jeigu reikia, jeigu pritarėt, paplokit. Toliau, kada prieisim iki komentarų, todėl kad yra pasiruošę žmonės, yra koordinatoriai jau atskirų bylų. Jiems yra leista, atsiprašau žodį leista, tik tai visų mūsų laiko taupimo tikslais yra leista po 5-7 sakinius. Šalia koordinatorių pasisakys dar viena labai įdomi grupė žmonių ir aš už ją atsakau asmeniškai. Kadangi priiminėjau skambučius aš pati, todėl žmonės, kurie verkė, suprantat, kai žmogus verkė į ragelį, tu negali likti abejingas. Kai žmogus sako, aš nebežinau, Lina, ką toliau daryti, tu negali jam likti abejingas. Arba kai skambina aukštą mokslą baigęs teisininkas ir sako, Lina, tu žinai, ką daryti, aš jau nebežinau. Tai konstatuojant tą padėtį, kurioje esam, belieka pasakyti tik tai vieną. Ačiū už to žmonės, ačiū, kad žmonės iš tikrųjų dar yra ant to ribinio krašto, kuris vadinasi, jeigu dabar nesusiimsim už rankų, tai vėliau nebebus ką daryti. Todėl, kad lygiai tas pačius sakinius aš girdžiu Jungtinėje karalystėje, lygiai tos pačius sakinius aš girdžiu Kanadoje. Kitaip tariant, atsakingai galiu pasakyti, nes ištisai migruoju tarp lietuvių bastionų įvairiose šalyse. Atėjo laikas susiimti už rankų. Ir viskas yra to pasakyta. Dabar, kas yra tribunolas pasaulyje? Tribunolas pasaulyje atsirado taip kaip ir Lietuvoje, tik tai šiek tiek anksčiau. 20-30 metų anksčiau. Tai yra teisininkų, inteligentijos ir didelio būrio, didelės masės bylininkų. Tiesiog bylininkų, tiesiog žmonių organizacija. Lietuvoje jisai tikrai nebus registruotas Teisingumo ministerijoje. Aš iš karto žinau, kad tie klausimai bus galiau užduodami. Kodėl? Todėl, kad iš tikrųjų tribunolo atstovybė, jinai jau yra Lietuvoje. Jinai yra Rytų Europos regionui. Aš tikrai neslėpsiu, tai buvo didelė ir mano idėja, nebematant kito kelio, tačiau pasaulio prigimtinės teisės tribunolo steigėjų galva tai buvo taip pat labai protingas sprendimas, todėl kad Rytų Europos regionas tikrai dirbtinai juo yra gąsdinamas pasaulis, tikrai dirbtinai mes neturime ryšio su pasaulio bylininkais ir dėl to kenčiame visi. Taigi, tribunolas pasaulyje lygiai taip pat kaip ir Lietuvoje jis atsirado iš žmonių kančių, iš bylininkų kančių, iš nevilties. Ir kada žmonės priėjo ribą, kada teisininkai priėjo ribą, todėl kad beveik 50% narystės tarptautinėme tribunole yra būtent teisininkai, būtent teisiškai išprusę žmonės, kurie lygiai tas pačias kančias turi ir Lietuvoje. Daugelis prokurorų, daugelis teisėjų, patikėkit, aš sakau tą, ką sako jie man, jau geria raminančius, nes nori dirbti gerai, bet nežino, kaip tą padaryti. Yra kolegų sprendimas, spaudimas, yra baimė prarasti darbą. Todėl šitoj vietoj mes visi vienodi. Nuskurdinti Lietuvos žmonės, kurie net į šitą preskonferenciją skundėsi man telefonu, negalim, Lina, atvažiuoti, nebeturim už ką. Ir
nesvarbu, kad aš truputėlį galbūt šokinėju tose pasakymuose, tačiau visa tai eina iš to, ką aš girdėjau iš žmonių 2 dienas klausydama jų. Todėl pagrindinis dalykas yra atsisukti į tiesą, taip kaip mes visi atėjom, be grimo, be kaukių, be nieko. Todėl, kad ateina laikas stovėti plikiem ir kalbėti tiesą. Ir kada, sakykime, žmogus sako, negaliu atvažiuoti. Ir visa Klaipėda, visa Klaipėdos apskritis šiandien dienai paprašė juos atstovauti mane. Išskyrus 2 žmonės, kurie vis tik tai atvažiavo ir vieną be galo nuskriaustą moterį, kuri pasisakys. Todėl jūs esate visiškai tokie patys, kaip ir viso pasaulio tribunolo nariai. Tai yra be galo aukštos kvalifikacijos teisininkai ir be galo įdūkę, įsisiautėję ir labai norintys pasiekti teisingumą bylininkai. Tai iš tokių narių susideda tiek pasaulio prigimtinės teisės tribunolas, tiek ir Lietuvos, nieko ne kitoks. Dėkui. Dabar noriu paliesti labai skaudžią vieną temytę, bet jinai man ant galo liežuvio, aš negaliu jos nepaliesti. Šiandien šitoj salėje aš neturiu 2 labai nuostabių žmonių, kurie pačią paskutinę dieną paskambino ir pasakė, dėl ko jie nebus šitoj salėje. Aš dabar, kadangi turiu leidimą iš tų žmonių, pasakyti esmę, bet saugosiu jų pavardės, nes tai nėra taip svarbu. Todėl aš manau, kad tai yra bendra Lietuvos problema. Kodėl pykstasi politikai, kodėl nėra vieningumo, kodėl pykstasi bylininkai, kodėl pykstasi prokuratūrų žmonės. Ir tie žmonės neatėjo todėl, kad vienam iš jų labai neišeina būti šitoje salėje, nes čia yra kitas žmogus, kuris jam labai nepridūšios. Kitam, prašau neišsiduoti, prašau neišsiduoti. Galbūt. Kitam labai netinka kažkoks tai nusmurgęs bylininkas. Suprantat, jam kažkodėl tai jisai netinka. Tai šitoj vietoje atsakydama į tai, kas man buvo kalbama, aš noriu pasakyti, kodėl mes su gerbiamu ir mylimu Zigmu esame šalia. Tai ne todėl, kad man viskas jame tinka, o jam viskas manyje tinka. Man tinka mažiausiai 90% tai, ką sako Zigmas Vaišvila. Ta vieta, kur aš nepasisakau į taip, kaip jisai sako, ir dar nežinau, ar pasisakysiu kada nors iš tikrųjų būtent taip. Sakykime, jį visi bara už tai, kad jisai peikia prezidentę. Nu, jo reikalas, jis matyt turi duomenų. Aš bandau jį perprasti, bandau suprasti iki galo, tačiau šiandien dienai, kai aš skaitau prezidentės 2012 metų ataskaitą metinę, žinokite, aš ją pasiklausau labai dažnai ir sakau vieną, aš laukiu, kada mes galėsime paspausti rankas ir pasakyti, kad prezidentė, mes jums ateinam į pagalbą. Tauta ateina jums į pagalbą, jūs sakote, jums yra sunku. Jeigu prezidentė sakė netiesą, vadinasi, jai pagalbos nereikės, bet jeigu jinai sakė tiesą, jinai mums paplos ir pritars. Dabar mes žinosime, kaip iš tikrųjų. Kadangi už tai, kad tučių niekas nepaplojo, aš suprantat, jeigu mes norime būti sėkmingi, mes turime įsisąmoninti vieną dalyką. Šiandien dienai Lietuvos Titanikas skęsta. Patikėkit, jisai skęsta. Ir skęstančiam Titanike, kada ne 850 000 lietuvių yra už Lietuvos ribų, taip kaip skelbia oficiali statistika, jų yra daug daugiau. Žymiai daugiau. Ir mūsų tautiečių padėtis tenai tikrai nėra tokia graži, kaip ją bando nušviesti. Bet dabar tema ne ta. Ir todėl aš noriu, pabaigdama temą apie nepatikimus, kas mano manimu yra pagrindinė kliūtis, kad mes galėtume tą Titaniką dar kaip nors išgelbėti. Tai todėl aš norėčiau viešai apkabinti Zigmą, kuriam nepritariu dėl prezidentės, bet kuriam pritariu visais kitais aspektais. Jokių problemų.
tame ir yra mūsų jėga. Tik aš manau, kad palaikote ir mane, kadangi aš nei vieno žodžio nepasakiau, kad neprisijungsiu prie jo po kurio laiko. Todėl, kad aš esu šiandien dienai visiškai įsitikinusi, kad prezidentė reikia tautos, o tautai reikia vado. Gerai. Mes išsiaiškinsim. Dabar taip, perinant prie. Viską išsiaiškinsim. Aš atsiprašau, Lina, gal šioje vietoje aš noriu pasakyti labai paprastą tiesą. Viena iš didžiųjų Lietuvos problemų, gal ne tik Lietuvos, yra tai, kad mes kažkodėl tai vertiname pagal veidus žmonės, o ne pagal darbus. Ir aš norėčiau palinkėti to paties mum visiems, ir prezidentė, ir kitiem. Davei žodį, daryk. Tai to ir palinkėsim, tikėsimės, kad pradžia pradėta. Ačiū Zigmui už tai, ką iš tikrųjų mes nekartą esame aptarę, ir tai yra pagrindinis tribunolo kredo. Tam, kad tribunolas galėtų padėti, tam, kad mes vieni kitiem galėtume padėti, šiandien dienai mes turime išmokti gyventi taip, kaip šeimoje gyvenama. Nori išlaikyti šeimą, turi orientuotis į pozityvą, turi orientuotis į tai, kas tame žmoguje yra gero, ir visomis išgalėmis save tobulinti, visų pirma save. Tai tada galėsi mesti akmenį į savo mylimą antrą pusę ir reikalauti, kad jisai irgi tobulėtų. Tai šitoj vietoje tribunolo kredo yra toksai, todėl kad jo pagrindinis tikslas suvienyti, ir paaiškinsiu kodėl. Paaiškinsiu CPK ir BPK punktais. Kodėl mums reikia vienytis net ir todėl, nekreipiant dėmesio į trūkumus, bet iškeliant pliusus. Todėl, kad tik tai mūsų skaičius, bylininkų skaičius ir pagal atskiras bylas bylininkų skaičius būtent leis mums įgyvendinti labai įdomų civilinio proceso straipsnį. Tai yra, kada eilėje bylų priimami visiškai neteisingi sprendimai, visiškai neteisėti, neturintys jokių pagrindimų pagal byloje esančią medžiagą, tačiau jeigu tai yra sistema, jeigu yra be galo daug bylininkų tuo pačiu klausimu, jeigu yra tas pats neaiškaus plauko teisėjas, kuris pastoviai priima kažkodėl labai keistus sprendimus, jeigu yra dar kažkokios priežastys, kurios atspindi sistemą, kad sistemiškai yra blogai, tokiu atveju pilnai galima galvoti apie tos rūšies bylų peržiūrėjimą. Dabar, ką galvoja ir kaip planuoja savo veiksmus tiek Lietuvos, tiek pasaulio tribunolininkai. Šiandien dienai mes turime visas galimybės pasakyti pasauliui ir pasaulį įsileisti pas save, turėdami tokias labai kūrybingas ir labai profesionalias struktūras, tik aš žiūrėsiu į laikrodį, kad liktų laiko koordinatoriam. Tam, kad būtų galima gauti patirtį iš pasaulio ir pasakyti, ko trūksta mums. Ir tarp kitko, pasauliui reikia mūsų patirties. Kai aš pristatinėjau Lietuvos galimybės Tarptautinės prigimtinės teisės tribunolo steigėjų taryboje, patikėkit, visiems buvo daugiau nustebimo, ką gali atnešti Lietuva ir ką gali atnešti postsovietinio bloko inteligentija į pasaulį. Ir kad atėjo laikas galų gale sulaužyti tą mitą, kad iš postkomunistinio bloko eina tik tai blogis. Atėjo laikas, kad iš čia pradėtų eiti tikra tiesa, ką daro žmonės būtent įgyvendinami demokratijos pagrindus. Ir čia labai tinkama vieta pasakyti, kodėl vis tik tai daugelyje demokratinių valstybių nėra tos tiesos. Lietuva ne pirma, kuri turėdama demokratiją verkia nuo tiesos neturėjimo. Todėl, kad išsikovojus demokratiją ateina antrasis etapas. Tai yra iš tikrųjų tos demokratijos įvedimo savo viduje. Tai yra išnaikinimo tų paprastų dvasinių savybių, nes mes kenčiame nuo savo pačių tautiečių,
Mes kenčiame ne nuo įsiveržėlių, mes kenčiame nuo savo tautos žmonių, todėl kad iki šiol nesugebėjome išnaikinti elementarių piktžaizdžių. Apie vieną jau kalbėjom, tai yra būtinai nesiorientuoti tik tai į gerą, bet būtinai pirmų numerių matyti blogą. Iki šiol mes niekaip neišmokstam nevogti vienas iš kito, paprastai pasakius. Kuris pirmas to, tai šiandien dienai ateina laikas atsisukti į šitos dalykus. Ir jeigu lietuviai sugebės tą padaryti, vadinasi, demokratija Lietuvoje išliks. Ir tam, kad mano žodžiai nebūtų tik tai mano, aš noriu pristatyti šiokius tokius pasiekimus, kurie iki šiol jau yra Lietuvos atstovybėje, Lietuvos prigimtinės teisės tribunolo narių tarpe, todėl kad čia jau yra iš eilės gal kažkelintas susitikimas. Šiandien dienai jau yra susiformavusios bylų grupės pagal bylas. Lietuvos tribunolo atstovybė, jinai augo natūraliu būdu. Jinai nebuvo niekur baisiausiai skelbiama per laikraščius, todėl kad niekas jos nelaukė. Čia yra esmė. Patikėkite, niekas didelio žmonių sambūrio nelaukia. Todėl kad visiems yra pakankamai patogu priiminėti sprendimus neteisėtus, daryti, ką nori bylose, arba ignoruoti tai, kad žmonės jau nebegali net į tokius renginius atvykti. Ir žmonių susitelkimas, susibūrimas, tai yra ta baisi ir veiksminga priemonė, kuri demokratijai yra neišvengiama. Todėl Lietuvos tribunolo žmonės būrėsi natūralių pagrindų. Aplink mane, aplink kitus, kurie bylinėjasi, kurie kažko siekia, kurie klumpa, eina, verkdami, skundžiasi aplinkiniam, šaukėsi pagalbos, prašosi liudininkų ir tokiu būdu jisai po truputį stiprėjo. Tai šiandien dienai tai, kad jau yra tiek daug žmonių ir netgi regionuose yra įsikūrę, tokios karžygių kuopelės, tai yra gera žinia, kuri sako, kad jeigu taip ir toliau, tai panašu, kad galim ateiti ir iki tikslo. Taip. Kam reikalingas yra procesiškai būrimasis, aš jau atsakiau. Tačiau, kad žmonės ir patys jaustųsi stipriau, kad jie galėtų dalintis patirtim, todėl kad teismai arba valdininkai, aš kalbu apie abu, teismai ir valdininkija, jie pasistato jūs po vieną. Teismas jūs pasistato vieną. Ir tada akėja. Tol, kol pasiekia tą, ką nori. Aš nekalbu apie pozityvius žmonės teisme, kurie iš tikrųjų daro viską, ką gali, kad to nebūtų. Tačiau dabar ateina laikas ir tai yra prigimtinio teisės tribunolo nuostatose. Prigimtinė teisė sako vieną, mes nepripažįstam institucijų. Jų nėra. Jos yra kūnai, negyvi. Žemėje gyvena gyvi žmonės, ne institucijos. Blogį daro žmogus žmogui. Todėl tos bylos ir tos bylų grupės, kurios bus paruoštos, bus kuruojamos tribunolo, visų pirma žiūri, kas priėmė nutartį, pavardė, vardas. Kas atsakingas už tokį ar kitokį sprendimą parlamente, pavardė ir vardas. Tai yra žmogus padarė kažką tai arba labai teigiamo, arba labai neigiamo. Tik tai tada, kada taip kaip jūs, taip kaip mane ištraukia ir pastato vieną ministerijoje ar teisme, patikėkite, aš taip pat išaugau iš bylininkų. Puikiai žinau tą skonį, stovėti teisme, kai teismas iš tavęs juokiasi, kad tu nesurėsgi teisiškai sakinio. Tačiau žmogus neturi reksti teisiškai teisingų sakinių atsistojęs prieš teismą, jis turi kalbėti tiesą. Todėl šitoj vietoj be galo džiugina ir tai, kad tokia didelė dalis teisininkų irgi sako tą patį. Po jūsų, lygiai po savaitės mes turėsime
Galbūt ne preskonferencija, nes kol kas ne visi teisininkai nori tą kalbėti ir rodyti savo veidus ir savo pavardės, bet visi labai nori dirbti. Mes turėsime didelę konsultaciją ir Kaune, ir Vilniuje su teisininkais. Noriu pagirti ir pasigirti, tai yra ir prokurorų jų tarpe, ir netgi vienas teismo pirmininkas. Tačiau, kol tie žmonės miklina savo galimybės, kol jie smaginasi, kad gali prisidėti, iki to laiko reikia leisti jiems užaugti. Aš esu labai patenkinta, kad jie... Dėkui fotografuojantį. Labai patenkinta tuo, kad visokiom pajėgom teisininkai prisideda, kad mes stiprėtume teisiškai profesionaliai. Ir kad būtų pakankamai teisininkų, kurie galėtų toms bylų grupėms, kurios va čia formuojasi, iš tikrųjų priremti petį. Kiekviena bylų grupė artimiausių metų tikrai turės po gerą teisininką konsultantą, kuris galės tiesiog paprastiems žmonėms, tiesiog nukankintiem bylininkam patarti, kaip greičiau atvesti iki tikslo. Ir kad neužimčiau per daug laiko, taigi norėčiau visų pirma dabar tiesiog taip, kaip aš prašiau, bylų koordinatorių, bent po porą žodelių, tie, kurie yra išsikristalizavę, šitais žmonėmis aš be galo didžiuojuosi, nes tai yra ne kažkokių tai organų išrinkti žmonės. Tai yra be galo daug patirties turintys bylininkai, kurių nugaros yra tikrai nutarkuotos ir protai išlavinti stovėjimo bylose. Ir šiandien dienai jie tiesiog natūraliai arba konsultuoja panašiose bylose savo draugus ir bendražygius, arba tiesiog, tiesiog daro, ką gali. Tai kuris koordinatorius, nestoti iš vietos nereikia. Tiesiog paimkite mikrofoną, nuspauskite mygtuką. Žemės bylų gal. Žemės bylos yra baisus skaudulys. Lietuvos padangėje ir po žemės bylų, taip, Antanui žodis. Norėčiau pasakyti tikrai glaustai. Prasidėjo viskas nuo valstybės ir valstybė nusisuko nuo žmonių. O žmonės tai puikiai įvaldė permainas valstybėje daugelį metų ir leido žemėtvarkininkam įsikeroti taip, kad jie dirba visiškai be įstatymų. O įstatymus Seimas priėmęs, bet jie visiškai nevykdomi, visiškai. Prašai, o jie negirdi. Tai šitoksai tribunolas turi dirbti jau, kaip sakom, besąlygiškai. Ir tokius pasiekmes, kaip dabar čia dedasi Lietuvoje, tai negalima pateisinti jokiais žodžiais. Jau čia baisiau negu baisu yra. Ir jeigu mane privertė 10 metų bylos sprendimą vykdyti, per 10 metų išprašyti, tai ką daugiau vėl kalbėti? Dėl to žmonės išvažiuoja į vakarus, pasirenka kitus sprendimus, kitų kelių jau jie nemato. Jauni žmonės gyventi nori. Va. Ir tokiais atvejais mes girdim žodžius iš Riuperių, 300 000 ištremtų į Sibirą. O kad mes milijoną jau beveik turim išvažiavusi į užsienį, tai čia baisiau negu Sibiras jau gaunasi. Ten nieks nelaukia išvažiavusių. Ir supraskim, ir padėkim. Čia yra tokia skaudi vieta, kur nepaprastai būtų lengva išspręsti. Marcinkevičiaus žodžiais, Justino Marcinkevičiaus žodžiais, poetas prieš paskutinį pasisakymą pasakė, toliau taip negalima. Tai vat ir visi dirbkim, kad toliau taip nevyktų. Ačiū. Dėkui. Antanai. Kai aš žinau, taip, ar mikrofoną paspaudėt? Labą dieną visiems čia susirinkusiems. Aš dėja kovoju dėl to teisingumo jau 19 metų
Čia daug kas ir žino, televizinės laidos buvo parodytos 19 metų studentą konservatorijos viešai saugumiečiai nužudė. Saugumiečiai. KGB saugumo darbuotojas, reiškia. Ir dar, tarp kitko, iš mano giminės pusės čia viskas vyksta. Dėl to šita žmogždystė ir nėra atskleista. Gintaras Sereika norėjo atskleisti prokuroras šią dalyką, ką aš čia kalbu, patį jį nušovė. Pupkos pavaduotoja Kazlauskaitė yra panaikinta. Kudianovas komisaras 60 parašų yra sudėjęs mano byloje, aš turiu dokumentus, reiškia, yra nusišovęs, kabutėse nusišovęs. 2 liudininkai areštinėje prie Kudianovo yra pakarti, mano liudininkai. Faktai. Lukošaitis policininkas, kuris budėjo apsaugoje, mūsų šeima po nužudimo saugoja pusę metų, reiškia, pats vėl nusišovė. Bičiūnas Virginijus sūnui dantis išmušė prieš nužudant sūnų. Bičiūnas Virginijus dingo neaiškiom aplinkybėm Vokietijoje. Tai po to sekė konkretus agentai. Sergejus Kudryšovas, Vidaus reikalų ministerijos darbuotojas, kuris gauna, reiškia, atlyginimą. Buvo atsiųstas čia, reiškia, į Panevėžį dezinformaciją. Ačiū. Tik tai aš paprašysiu labai jau siaurinti, kad eitume toliau per preskonferenciją. Reiškia, tai patį Sergejų Kudryšovą uždarė į kalėjimą 6 metam savo darbuotojais. Po 6 metų išėjęs 7 konkretus agentai yra, kurie dirbo atvažiavę su manim, kad pateikti klaidingą nužudimo versiją. Supratau. Galiu įsiterpti. Aš viską išklausiau dar ir telefonu, dabar aš atsirenku veidą su balsu, tačiau noriu pasakyti vieną dalyką. Po to, kai mes po kavos pertraukėlės, nes toliau eisime kavos gerti po preskonferencijos, bus atskirų bylų sekcijos, ten visą šitą mes detaliai nagrinėsim, tam, kad priiminėti sprendimus, ką toliau daryti. Ar gerai? Dabar tik neįsižeiskit, gerai? Aš viską suprantu ir mes labai daug telefonų kalbėjom. Po žemės bylų aš labai noriu pamatyti tą moterį, kuri verkė į telefoną dėl, aš nebijau pasakyti, ir jinai nebijo pasakyti, jinai verkė. 3 sakiniai, gerai? Žemės bylos. Kol jinai paspaus mygtuką, aš noriu pasakyti, vieną sekundėlę, Vida, gerai? Tai yra žmogus, kuris yra be galo turtingas, turi be galo didelį žemės plotą, bet jinai dėja neturi padėties visuomeniai. Jinai neturi Seimo galbūt statuso, dar kažko. Ir vien dėl to žmogus šiandien sėdi plikas. Aš turiu leidimą tą sakyti iš šitos moters. Ir aš net neabejoju, kad ateis laikas ir tikrai viskas bus atstatyta į vietą. Porą žodelių prie žemės bylų. Labą dieną, labai gerbiu jūsų šiandien tą suvažiavimą. Aš esu iš Palangos, Zita Jurevičienė. Noriu pasakyti vieną. Per 25 metus nuo paduotų prašymų 91 metų gruodžio 19 dienos aš negaunu dokumentų, valstybinių, archyvinių pažymėjimų. Visi mano dokumentai yra įslaptinti Palangoje, sklypai ir Kretingos rajonuose. Ir taip toliau. Labai dideli palikimai, pastatai, žemės, jūros 4 hektarai ir taip toliau. Ir aš nebegaliu daugiau tylėti, nes aš kur kreipiaus ir į Seimą, ir į prezidentūrą, ir visus prokurorus, kur tik tai, kur begalėjau. Visur esu atmesta, neišgirsta, pažeminta, įskaudinta ir šiurkščiai yra pažeistos mano teisės. Prašau jūsų labai, jūsų didenybė, kad jūs man padėtumėte, atsižvelgtumėte, užkirstumėte kelią šitai korupcijai, kuri prasidėjus ir nuo 91 metų iki šios dienos. Jinai klesti. Labai ačiū. Dėkui. Ir kadangi susitarėm, kad visiems užtektų po 2-3 minutės, todėl po sekančios bylų grupės pristatymo tiesiog drąsiai paimkite šitą daiktą ir 2-3 sakinius. Todėl, kad visi čia susirinkę yra tokie patys, visi nori tos 2-3 sakinukus turėti. Tačiau, užbaigiant, reiškia, žemės bylų grupės, kad pažintumėt koordinatorių, tai yra nuostabus žmogus Antanas Klimanskis. Ir kadangi jisai baigė emigracijos klausimais,
Tai labai gera proga pridėti žinią apie tai, kad lygiai prieš mėnesį aš buvau pakviesta ir vyko be galo rimtas renginys Mokslo akademijoje, ką daryti, kaip sustabdyti nesustabdomą emigraciją. Tai užbaigiant Antano mintimi, padarykime viską, kad iš tikrųjų tos dvi priežastys, kurias įvardinau pačioje pradžioje, jos išnyktų iš mūsų akiračio ir tada bus sustabdyta ta emigracija. Todėl, kad netgi tai, ko Lietuva nežino šiandien dienai, patikėkit, aš daug matau, kaip lietuviai gyvena tose bastionuose užsienyje. Ir tie lietuviai, kurie mane girdi užsienyje, tikrai manęs nesupeiks, jeigu pasakysiu, kad daugelis giminaičių Lietuvoje net nežino, kaip jiems ten yra sunku ir ką jie ten veikia. Patikėkit, daugelis tėvų nežino, kuo minta jų vaikai tenai prie konteinerių pasiimdami, kas liko. Daugelis nežino, kas dedasi 50 km nuo Londono, kur mūsų vaikai dirba vergais. Tai yra Peterborough, tai yra baisus miestas, kuriame žmonės atvažiuoja nemokėdami lietuvių kalbos ir daro tai, kad Londone centrai klestėtų nuo pigių prekių. Todėl šito aš jau nebenoriu gilintis, tą galėsiu prie kavos, nes man plaukai stojasi pavažinėjus po tas vietas. Jeigu mes sugebėsime tribunolą visų pirma pritaikyti savo, kiekvienas savo, išsivaduokim nuo neapykantos vienas kitam, susijunkim per bylas, per teisingumą, per tai, kad surinkime viską, kas liko, nes neteksime nieko. Ir todėl šitoj vietoj labai noriu, nes žinau, kad čiupkit tą ragelį. Taip, ir sekančių, ir po jūsų labai paprašysiu visai iš kito, vienintelį teisinės visuomenės, na, sakykime, atstovą mūsų tarpe, mylimą Rišardą Burdą, irgi pasakyti porą žodžių, kodėl jisai čia ir kas atvedė žmogų būtent į šitą vietą. Gerai. Nuo 1999 metų su neteisėtu testamentu atėmė žemę, namus mūsų statytus ir šiandien mes nuo tų metų bilinėjomės, bet nieko negalėjom padaryti, viskas jau pusėje, todėl labai norėčiau ir labai džiaugiuosi, kad mes čia dabar visi susibūrėme, pagalbos norėčiau prašyti. Ar galite viešai prisiekti, kad dirbsite, kiek jėgos leis? Galiu, iki mirties. Todėl, kad aš noriu pasakyti pagrindinį dalyką. Žmonės turi nesitikėti, kad tribunolas yra ta vieta, kur atėję gaus kažkokius superinius advokatus, nežinia iš kur nusileidusius stebuklingus teisėjus. Mūsų jėga yra tame, kad dirbtume kartu. Ar galėtų teisininkas pasakyti ką nors? Labą dieną. Kaip akademinės visuomenės atstovas, gal ir be mikrofoną galėčiau. Mes su Lina susipažinom dėka Teisingumo registro, kuris stumiamas yra partijos Tvarka ir Teisingumas. Neslėpsiu, kad esu ir jos narys tos partijos, bet ar tai trukdo mums šiandien bendrauti? Ar tai trukdo mums šiandien ieškoti teisybės ir tikrai objektyviai, stengtis objektyviai vertinti tam tikrus reiškinius. Tai, kas šiandien buvo pasakyta, tarkim, dėl privataus kaltinimo bylų, šiandien aš matau, kad valstybė keliauja visiškai skirtingų kelių. Jis sako, mums nereikia privataus kaltinimo, mums užtenka prokuroro. Bet mes matom, kad ir prokuroras nėra visiškai nesavarankiškas. Ir čia yra tam tikra problema, kad prokurorai kartais bijo priimti sprendimus tam tikrus atsakingus. Ta pati mes girdim ir iš teismų instancijų, kai prieš 1,5 mėnesių vieno teismo pirmininkas pasakė, kad teisėjai bijo pagadinti arba
priimti sprendimą nenaudingą prokurorams. Ką tai reiškia? Išverskim lietuvių kalbą ir mes pamatysim, kad šiandien teismai nėra savarankiški, nėra nepriklausomi. Kodėl jie bijo, kodėl jie tai pasako? Čia yra didelė problema. Pasirodo, kad šiandien, tik tai dabar mes pradėjom stumti idėją visuomenės įsitraukimo į teismų veiklą. Bet 25 metus mes laukiam šitos situacijos, kada valstybė apsispręs. Ar tarėjų institutas, ar prisiekusių institutas atsiras Lietuvoje. Na, vakar žiūrėjau, atsirado projektai dėl konstitucijos pataisymų, siekiant tarėjų institutą įteisinti per konstitucinės normas. Bet iš kitos pusės tai, ką pasakė kolega apie Sereikos prokuroro žūtį ir tam tikras aplinkybės, rodo ką kita. Mes matom, kad valstybė eina politizavimo keliu. Aš turiu omeny, kad kriminalinės žvalgybos šiandien subjektų yra 10 Lietuvoje. Iki teisminio tyrimo subjektų Lietuvoje yra 7. VSD atsisakė garbės tirti nusikalstamas veikas. Tai būtų 8. Bet ar jos tikrai to žodžių padeda žmonėm ir atstovauja piliečius? Ar jie nekonkuruoja tarpusavyje? Ir čia yra tam tikros problemos. Kad tikriausiai galbūt reiktų kalbėti apie nacionalinę žvalgybos agentūrą, kuri viena vienintelė imtųsi ir tvarkytų tą reikalą, o nebūtų po tam tikras institucinės kameras išbarstyta kriminalinės žvalgybos jėga. Ir mes matom, kad tai sukelia tam tikrą problemą, kai tam tikros politinės arba kitos jėgos bando užsitikrinti tam tikrą žvalgybinį užnugarį savo būtent, patraukti savo pusę į vieną ar kitą iki teisminio tyrimo įstaigą. Dalintis regionais dėl teismų įtakos. Tai čia yra tam tikros problemos, kurios iš esmės yra globalios. Kodėl mane patraukė štai šitą iniciatyvą? Visų pirma, idėja labai įdomi. Įdomi tuo, kad visuomenė būrėsi ir tampa pilietiška. Aš tame matau pagrindinį pliusą – pilietiškumo ugdymas. Ir čia matant tą pasiryžimą, nesusitaikymą su neteisingais teismo sprendimais, nors kaip teisininkas aš žinau vieną, mane mokė nuo pirmo kurso suolo. Teisingumą vykdo teismai. Bet ir savo veikloje aš matau, kad teismai ne visada priima teisingus sprendimus. Amerikos lietuvių teisininkai šiandien kelia klausimą, ką veikia šiandien aukštesniųjų pakopų teismai, aš turėjau omeny apygardos ir apeliacinis teismas, jeigu apylinkės teismo sprendimo pasirodo reikia revizuoti ir jį naikinti. Tai galbūt reikia kažką keisti apylinkės teismuose, galbūt ten yra problema. Tai mes šiandien matom, kad ir aukščiausiame teisme yra tam tikros problemos. Aš turėjau omeny paskutinę bylą dėl Ulbinaitės, kur aukščiausiojo teismo teisėjai atskirą nuomonę pareiškė. Ir tai rodo, kad nėra tarp teisininkų vieningumo. Ta prasme, kad jie negali sutarti. Jie negali sutarti ir surasti bendro vardiklio, tai yra surasti tiesos. Bet džiaugu, kad atsiranda žmonių, teisėjų, prokurorų, kurie išdrįsta vieną ar kitą sprendimą teisingą priimti ir pasisakyti dėl šito. Yra pas mus teisėjų. Tai yra mūsų demokratijos grimasos. Ir galbūt šiandien reiktų kalbėti apie teisėjų rinkimo galimybės, galbūt ir policijos vado rinkimą ir panašiai. Aš tiesiog stebiu tam tikrus procesus labai įdomius, kad valstybė iš regionų traukiasi į centrus. Šiandien valstybė bando panaikinti regionuose ir policijos padalinius, ir ligoninės, ir netgi medicinos punktus ir panašiai. Valstybė traukiasi ir susitraukia.
Kodėl jinai susitraukė? Bet čia yra tam tikri socialiniai procesai, kurie pakankamai įdomus. Taigi, baigdamas galiu pasidžiaugti ir pritarti jūsų idėjai ir tom mintim, kurias propaguoja Lina. Tai yra vienytis bylininkams ir stengtis, kad teismų instancijos visgi būtų priverstos peržiūrėti tam tikras bylas, kuriuose yra masė, sistemiškas neteisingų sprendimų priėmimas. Ačiū. Ir ačiū Rišardui. Apibendrinant, ir aš labai žinau, ko Donatas prisiartino ir kad jau ateina jo laikas, tačiau noriu labai šitoj vietoj praturtinti tą diskusiją, nurodant, kokiais įrankiais mes tą pasieksime. Nes žmonės užduoda vieną ir vienintelį klausimą. Tvarkoj, tikiu, ką darom? Kaip einam toliau? Ką darom? Tai kadangi labai aiškiai tribunolo politika sako, ką reikia daryti, kad padėti teismams, geriems teismams ir naikinti blogus teisėjus, ne teismus. Tačiau, kad tą padaryti, Lietuvoje iš tikrųjų situacija pribrendo. Mes turime tokią dėkingą situaciją, nes 80% žmonių patvirtino, mes nepatenkinti šiandien egzistuojančią teisėtvarkos, neteisės sistema. Kai aš pristatinėjau teisės sistemą, nors nesu profesionalas, man labai trūktų Rišardo tokiuose pristatymuose užsienyje. Ir aš manau, jis pažadės man tą pagalbą. Iš tikrųjų, tokia maža tauta, bet jinai turi tokią teorinę bazę, tokią, kad jie galima didžiuotis pasaulyje. Man atrodo, Rišardas palingos galvą. Didžiulės nacijos to neturi. Tokios išsamios. Ir kada vienetai, tai yra vienetai valdininkų, vienetai teisėjų, ir iš jūsų, ir iš mūsų, ir iš šito viso kūrinio, jie tiesiog žaidžia juo tyčiodamiesi ir atiminėdami turtą, vaikus atiminėdami. Bet tik dėl to mes turime užmiršti skirtumus tarp mūsų ir turime susivienyti dėl bendrumo tarp mūsų. O kada išsilaisvinsime ir būsime jau patenkinti bent jau minimaliai, bent jau 50% žmonių pasakys, kad tikiu teisinę visuomenę, tada galėsime kalbėti apie mūsų skirtumus. Šiandien dienai. Ir ta proga, to jaus, labai greitai perėsim, nes labai noriu pristatyti dalykinę pusę, kuri šiandien dienai suteiks vilties, tikėjimo ir paskatins darbui. Tai yra tai, ką mums pavyko jau iki šios dienos padaryti. Tai lies bet kurią kitą bylų grupę. Ar tai yra vaikų reikalai, ar tai yra, sakykime, žemės reikalai. Šiuo metu labai bręsta žemės bylų grupės susivienimas. Lygiai taip pat, aš tik tai nepažįstu pagal veidą, mes turime būtent vaikų organizacijos, SOS vaikai. Va. Elena Kubilienė. Iš tikrųjų, vaikų padėtis, aš jau nekalbu apie Garliavos bylą ir visą kitą, čia jau nebėra komentarų. Tačiau, pristatant konkretų įdirbį, galima bus man labai tiksliai apibriežti, kur link siūlau judėti visiems bylininkam. Šiandien dienai apie 10 bankroto bylų, ne po vieną, tarptautinė teisėjų kolegija svarstys ne Linos, ne Zigmo, ne kažkurio kito bankroto bylą iš Lietuvos. Apie 10 bankroto bylų yra apvienijama per informatyvinę pusę ir pateikiama kaip Lietuvos problema. Tai yra bylininkų ieškinys ir pretenzija valstybei. Tai yra valstybės lygio problema. Ta pripažino ir Pasaulio bankas, tą pripažįsta visi Lietuvos žmonės, nes paklausk bet ką, kas buvo bankrotinamas. Kiekvienas pasakys, tikrų bankroto bylų praktiškai Lietuvoje nėra. Yra turto perskirstimo bylos. Ir nieko kito. Taip. Todėl šitoj vietoj aš labai norėčiau, sakykime, pačią
dalykinę pusę, kad pristatytų Zigmas, kuris labai tiksliai ir aiškiai tą perduos pats būdamas būtent neteisėto ir būtent nusikalstamo bankroto auka. Aišku, čia salėje yra tokių pačių žmonių, nes į 10 bankroto bylų telpa ne vien tik tai Zigmas ir Lina. Ir tie visi tokie mažyčiai pašpilkavimai, kad, sakykime, tribunolas pirmiausiai išstumia kažkodėl tai bankroto bylas, nes tai liečia gerbiamą Zigmą ir tai liečia gerbiamą Zigmą, ne, ir Liną. Tai yra todėl, kad iš tikrųjų mes tame jau padarė pakankamą įdirbį. Todėl, kad tarptautiniai teisėjų kolegijai pateikti yra tam tikri reikalavimai. Aš su tais reikalavimais atskiras bylų grupės, kai mes išeisime po kavos toliau posėdžiauti, aš supažindinsiu su tais reikalavimais. Šiandien šitoj preskonferencijoje tam neturime laiko. Tam, kad teisėjų kolegija, tarptautinė teisėjų kolegija galėtų persvarstyti bylą, yra nustatyti reikalavimai, juos reikia išpildyti ir šiandien dienai bankroto bylų mazgui, jie praktiškai jau yra beveik visi padaryti. Tai perdodu trumpam žodį Zigmui. Užteks laiko. Jeigu trumpai, tai gal keletas momentų. Svečių nuomonė, tai prioritetinis dalykas būtų, jeigu sugebėtumėm paruošti, tai neteisėta, akivaizdžiai neteisėta socialiniai atskirčiai skirta ES lėšų skirstimą per 10 metų, preliminariais duomenimis 8 milijardai litų. O tai liečia visus mus. Toks prioritetas yra. Skirstytumės į darbo grupės tam, kad ruošti nuomonės. Būtų gerai, jeigu įmanoma pavyktų koordinatorius turėti šituose darbo grupėse, kurie apsiimtų šitą atsakingą darbo barą. Didelių sudėtingų schemų nesiūlytumėm, būtų, tarkim, koordinatorių taryba, kuri susiskambina, susibėga, susiskaipina ir priima bendrą sprendimą dėl konkretaus kažkokio dalyko. O darbo kryptis aš jau vardinau, nenoriu kartoti. Tik norėdamas vėl, pratęsdamas gerbimo Rišardo Burdos tiesiog kalbą, aš noriu pasakyti, kad tas užsispyrimas kartais duoda šį bei tą. Ir aš noriu paskelbti tokią paskutinę naujieną. Žinote, kad aš dar esu kaip sausio 13 bylos nukentėjusysis, bylinėjusi dėl šitos bylos nutraukimo. Ir yra Vilniaus apygardos teismo teisėjas Stasys Lemežis, figūruojantis įvairiuose tokiuose bylose, kuris sugebėjo pabaigti tą bylinėjimąsi, net naujinti iki teisminį tyrimą su tokia formuluotė, kad okupacinė kariuomenė, jis to nevadina, bet TSRS kariuomenė, vykdė teisės saugos funkcijas. O mes čia priešinomės. Tai šiuo metu dėl šito teisėjo Jonas Prapiestis, Aukščiausio teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas, signataras, medžiagą persiuntė Vilniaus apygardos teismo pirmininkui Zelenkai Vytautui dėl drausmės bylos kelimo. Ir bandant generalinės prokuratūros nutarimus skųsti, kad būtų atnaujinta vis tik ta byla, Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininkė Braždienė Loreta, įsivaizduojat, pati sprendė savo nušalinimo klausimus. Aš tokio stebuklo dar nemačiau, gal jūs matėt, aš dar nemačiau 2 kartus. Buvo pareikštas nušalinimas visam Vilniaus miesto apylinkės teismui, tame tarp ir jai, nes negali jos administracinė ir procesinė tvarka Vilniaus apygardos teismo teisėjo iki teisminio tyrimo klausimas. Ar baudžiamoji byla pradėtina sprendžiama. Tai šitie 2 atvejai Jono Prapiesčio dėka persiųsti dabar Vilniaus apygardos teismui, teismo pirmininkui dėl drausmės bylų. Gal, kaip sako lietuvių patarlė, lašas po lašo. Donatas Vilija. Atsiprašau, kuris pirmas dar žodį, nes laikas mūsų baigėsi. Aš noriu pasakyti, mūsų pakalbėjimai čia Seime irgi yra dėmesio centre ir vis daugiau formalumų susilaukiame, ne taip lengva
tuos daryti, tame tarpe ir renginius. Pratesti pono Zigmo ir pono Richardo kalbą, kai sako, kad nežinom, ką daryti, kaip teisingai priimti sprendimą, tai aš tai žinau, kaip reikia tą padaryti. Ir aš žinojau jau 25 metus atgal, tik tai buvo mūsų maža moterų grupelė, kuri ėjo, piketavo, stovėjom prie visų mūsų instancijų, dėl ko mes paskui turėjom administracinės bylas, dėl to buvo mūsų vaikai gąsdinami. O čia yra labai paprastas dalykas. Turi teisėjai, prokurorai ir visi, kas priima įstatymus, neteisingus ar teisingus, atsakyti lygiai taip pat, kaip ir mes atsakėme savo turtu, savo sveikata ir savo visais prigimtinės teisės reikalais. Tai aš sakyčiau, Ačiū, kad patvirtinot prigimtinės teisės. Lengvas, paprastas ir nieko neįpareigojantis sprendimas, tik reikėtų tai įteisinti teisiškai, įstatymu. Viskas, taškas. Ar galėčiau įsiterpti, tik nes nenoriu Zigmo dabar. Aš noriu pasakyti, kad tai yra įteisinta. Mūsų kodeksai tai leidžia, tai yra įmanoma padaryti. Vienintelis dalykas, ko šiandien dienai Lietuvai trūksta ir ką mes galime dabar visi padaryti, aš sakau atsakingai, teisininko akivaizdoje, įmanoma. Ir aš sakau vieną, aš netgi esu su 2 teisėjais pati asmeniškai kalbėjus, jie man davė sutikimą. Sakiau, eisite tikrai Kauno mieste viešųjų darbų, Laisvės alėjoje. Ten gėlės reikia sodinti. Ten kartas nuo karto dirba nusikaltę žmonės. Ten, kada pirmą kartą, gal ne Kaune, bet aš manau, gal Kaune labai tinkama vieta, ten labai graži gatvė yra. Ir kada pirmieji nusikaltę teisėjai ir prokurorai nors kartą viešai visuomenėje kažką panašaus atlikinės, pirmą kartą žmonės supras, kad iš tikrųjų priiminėti neteisingus sprendimus yra negalima, tai yra nusikalstama. Šiandien dienai mūsų teisinė bazė tą leidžia, prigimtinės teisės pagrindu. Yra štai šitos knygos surašytos. Tai, kad mes negalime nubausti neteisių teisėjų arba neteisių valdininkų, yra problema tik tai mūsų tautos kuklume ir nesusivienijime, iki ko mus privedė visa šita situacija šiandien dienai. Visas kitas blogybės galima toliau taisyti. Šiandien dienai atėjo laikas, žmonės turi išdrįsti ir siūlomas mechanizmas, tai yra pagal bylų rūšis, susijungti, didinti žmonių skaičių pagal bylų rūšis. Tai yra žinomi žmonės, draugai, nukentėję ir taip toliau. Nes jūs čia atsiradote visi be jokio kvietimo per didžiuosius Lietuvos laikraščius. Per televiziją nei viena iki šiol skambanti laida čia jūsų nesukvietė. Pati geriausia priemonė yra kalbėjimas. Prašau, imkite mikrofoną. Mikrofoniuką paimkite, gerai? Va čia ponios išdėstyta problema, juk administracinis teisėnos įstatymas viską tai yra numatęs, kad už savo veiksmus neatsako nei tyrėjas, nei teisėjas, nei prokuroras, neatsako ir tai yra Galima atsakysiu, trumpai drūtai. Taip. Yra toksai terminas dabar tarp Lietuvos teisininkų, jau jisai yra įsigyvenęs. Yra 2 teisės traktavimo būdai. Būdas numeris 1, tai yra gramatinis. Aš esu teisėjas, aš išsitraukiu man reikalingą įstatymą, pamojuoju štai šitą knygą ir sakau, paskaitykite, tas įstatymas čia yra parašytas, tuoj pabaigsiu. Ir tada aš darau nusikalstamą sprendimą, žinau, kad esu neteisus, nes yra visai eilė kitų punktų, kurie dėja, bet neleidžia man taikyti aklai to vieno. Toliau, būdas numeris 2. Tai yra kompleksinis, tai yra teisingas, tai yra metodiškas teisės sistemos taikymas. Tam teisėjas, tam prokuroras, jisai baigė tikrai didelį mokslą, kad sugebėtų kompleksiškai
apjungdamas įvairius įrodymus, apjungdamas visą bylos medžiagą, neignoruodamas įrodymų byloje, kas dažniausiai būna daugelėje turtinių ir ne tik turtinių bylų, bet daro tą kompleksiškai. Jeigu teisėjas arba prokuroras apsimetė nesuprantančiu, kvailėliu, na, sakykime, mes nenagrinėjom dėl kokių priežasčių. Gal jisai neišsilavinęs, gal jisai pinigų gavo. Šiandien dienai mums netai svarbu. Svarbu yra tai, kad jisai išsitraukė vieną įstatymėlį, vieną punktelį, jo prisidengė ir padarė neteisėtą sprendimą. Bet čia yra bėda. Įstatymas, suprantu, ką sako. Problema yra teismų įstatymė leidžianti teismui vidinių savo įsitikinimų spręsti. Tai ko gero yra esmė. Donatai, aš užbaiginėti, Donatai. Taip, aš norėjau pirmiausia teisininką papildyti. Ir iš to išeis ir mūsų tolimesnė veikla. Tribunolas, jeigu pradės į konkrečius straipsnius gilintis, nieko iš to nebus. Įvels į tą ir viskas. Bet reikėtų eksprokurorus pasikviesti ir viešai kažkur su jais nagrinėti ir visą tai transliuoti. Gali būti, kad teks nueiti prie prokuratūros, minė, pasistatom stalą ir jiems pasikvieti jos konkrečiai ir transliuojam per visas informacijas. Viešumas padarys daugiau negu kad ten kažkur kabinetuos mes nagrinėsim. Aš prajuokins visus, priminęs Stalino tribunolą. Aš savo byloj, kur aš paveldėjau turtą apie 1,5 milijono vertės Palangos centre, aš archyvuose radau, kad tas vykdomojo pirmininkas Palangos pirmasis, Volskis, buvo nuteistas Stalino tribunolo 25 metams katorgos. Jis mano, tuos testatorius, kurie man paliko, jis jų turtą pasisavino, juo sudarė stroikį ir juos išsiuntęs į Sibirą. O šitas žmogus buvo Leninui nusipelnęs. Gangut laive jis perėjo carų laivynas tarnauti Leninui ir jis juos išsiuntė. Ir gavo 25 metus. Dabar, kai mes pradėsim šitą, reikia viskas, kad būtų transliuojama ištisai. Sąjūdžio laikais, 88, kai aš pakėliau trispalvę, visa Palangos bendruomenė, žinot, kas prieš mane pirmiausia išėjo? Tai yra signatarės, LTSR signatarės Stasys Vaineikienės bendruomenė. Jie iki šiol prisistatinėja labai garbingą bendruomenę ir teisme netgi atėjo pasako, šitas, matot, kaip jis ten galėjo paveldėti, tą testatorių 86 metų numirė. Kaip jis galėjo, į teisme jis išseko visi teisiniai argumentai. Išseko ir teko šitai padaryti. Tribunolas, aš jaučiu, yra dar tik tai pradedantis. Už tai mums teks atrasti. Mes atradom, kaip sugriauti nesugriaunamą Tarybų sąjungą. Šito negalėjo padaryti net Amerika. O mes dainuojantį revoliuciją, jūs galite įsivaizduoti, jeigu mes prie generalinės prokuratūros ar prezidentūros uždainuosim, atėję, prašysim įsileisti, kad jiems padėti. O generaliniai prokuratūrai ateinam padėti. Aš jiems esu prašęs dabar daug laiškelių, turiu vaikus, vieną man 19 metų sūnų nužudė, reketuojantis policininkai. Jis per daug buvo gabus ir turtingas. 2 sūnus liko, abu yra aukščiausių kategorijų informacinių technologijų specialistai, o aš vietoj nužudyto sūnaus turiu dukrytę, matėt, ir sūnų 4 metų. Dukrytė yra dabar pirmūnė ir visur jau fiziką išmano, iš tėčių perima. Yra siaubinga situacija ta prasme, kad mane saugo nuo tų pinigų, kad man neatiduot jų. Tame name, kurį
Navickų namą pavadino Antano Mončio namais, muziejų įsteigė. Ir ten jie visi kūrė rusas iš Kaliningrado. Ir jis didžiuojasi jau, kad sugrįžo namo va šitas tremtinių turtas. Yra antiek situacija karšta, kad dabar jie yra prisidirbę iki tokių siaubų, kad o teks vis dėlto, mano pasiūlymas šios dienos naujas, jeigu jo dar nėra, mums teks įkurti privačią seklių kontorą, kad išsiaiškinti, tie teisėjai ne šiaip savo jie čia straipsnelį, ne, kaip ir toks prokuroras Stanislavas Stulpinas Klaipėdoje gavo hektarų žemės, padalijo 5 klipus, milijonierium tapo, Janutienė jo namus išfilmavo. Gerbiamas Donatai, aš atsiprašau, mes turim, viskas tvarkojam. Mes turim keisti vietą, kad, kaip pasakyti, turėt galimybę ir kitą kartą dar naudoti šitą salę, nesuteikti preteksto. Trumpą papildymą galima, labai trumpą. Dabar jau ne... Trumpą, aš čia noriu dėmesio. Noriu pasakyti, jūs kalbat valstybei. Byla iškeliama, laikas atsisakyti kolektyvinės atsakomybės, ne valstybė iškelt, o vadovams valstybės, kurie davė tiek paskui, kur Strasbūras priima sprendimą, kad atsakytų vadovai, ne valstybė. Tai viskas gerai, dalykinė diskusija prasideda, aš tik prašau keisti vietą, ne čia, o perinam kitur. Kadangi šita salė užimama kitų parlamentarų, todėl pradžiai ne pagal bylų grupės, gal visi kartu persikraustom į gražią, aš parodysiu kur. Gerai? Nes visi norim visose dalyvauti, kaip dabar daryti.